Dabar šitą vaimti dėtuvę. Pirmą pasiimk seną dėtuvę. Patarimas, ne? Sisek normaliai dirbti. Tu diržas galėtų, aš taip normaliai, tu galėtų su jų įdėti, persimės. Tai dabar taikykis. Dabar pasiimk tas naują dėtuvę. Taip. Ir dabar mėgink įsikišti, atjungęs tą savo seną dėtuvę, pamėgink šitą dar įsikišti. Matai, kaip yra tau nepatogu. O dabar žiūrėk kažkokį geresnį variantą, šitą įsikišti vėl būdą. Kodėl yra o taip dedama? Dabar vėl taikykis. Ane, tau dėtuvę įsivaizduoja. Dabar pasiimi naują dėtuvę iš krepšelio. Ir dabar atsijungi šitą ir įsikiši. Matai, kiek yra skirtingai. Nes kur tu buvai prieš taip tavo žietelį žiūrėtų į kairę, tai tau tiesiog reikia riešą laukti ir persukinėti. O kaip yra taisyklingai sudėtos dėtuvės, tai yra žiauriai to paprasta, nes tau tiesiog pasiimu, žinai, naują dėtuvę, laikau taisyklingai, atsijungiu seną dėtuvę, naują įkišu ir seną aš atsikišu. Į dėtuvų krepšelį. Tai va čia yra tavo dėtuvų krepšelis. Tai visi pakovoti. Ir tas senas dėtuvės čia mes. Nu, paėmink dar. Tai sen. Kaip galėt savo pasipatoginti, net gali pamėgti, pavyzdžiui, jeigu tas įtlingai diržas yra sureguliuotas, tai tiesiog pakeli buodžiai iš viskas. Va tai va. Ane, su jie realiai, dabar tau labai laisvai tu gali dirbti. Tau nereikia tą ginklą labai į apačią leist, jis yra patogus. Pavyzdžiui, pasistatau tokių kem 5 laipsnio pas tave, pasiimu tą naują dėtuvę, nes seną atsijungia, įsikišu plašiai. Gali pasiminkyti, va tai va, toks variantas. Matai, žymiai yra paprasčiau, tai yra patogiau, nes tau neužstoja, žinai, pati ekipuotė netrukdo tau ir nevaržo, žinai, kėtiliuot tau pačias vietojas. Super, ne? Stenkitės pasiekti tą lygį, kai jums nereikės žiūrėti į ištraukimą dėtuvę, į dėtuvę, kurią keičia.